Sveiki, AI entuziastai. Malonu, kad užsukote į Pono Obuolio kanalą ir šiandien noriu palyginti Microsoft Copilot ir Google Gemini modelius. Lyginsiu naudodamas 5 testus, tik nelyginsiu paieškos funkcijas, nes tai, manyčiau, kiekvieno asmeninis pasirinkimas, ar naudoti Microsoft Bing ar tiesiog Google. Šiandien su šiais abiejais modeliais pabandysim sugeneruoti tekstą, sugeneruoti paveikslėlius, pažiūrėsim, kaip gerai atpažįsta dokumentus, integraciją su kitomis sistemomis ir, žinoma, palyginsime kainą ir prieisime išvados, kuris iš šių modelių yra geriausias. Gemini visai nesenai atsinaujino į, kaip mato čia, 2.0 versiją, tuo tarpu Copilot naudoja OpenAI 4o modelį. Abu už nugaros turi labai stiprų backgroundą ir šiandienos testais išsiaiškinsim, kas geriau tinka mum, jeigu norim naudoti nemokamą alternatyvą. Taigi, nieko nelaukęs, užduosiu abiem modeliam, kad sugeneruotų tekstą ir mano pirmoji užklausa skamba taip. Parašykite 1000 žodžių straipsnį apie dirbtinio intelekto poveikį švietimui, pabrėždami naujausias tendencijas ir ateities perspektyvas. Taigi, paspaudžiu ant Copilot ir paspaudžiu ant Google Gemini. Ir kaip matom, Google Gemini atsisako dirbti, pabandysiu puslapį perkrauti, vėl pasirinksiu 2 Flash Advanced, įkopijuosiu užklausą ir OK, dabar jau veikia. Taigi palauksim Google, kol sugeneruos ir palyginsim šios 2 tekstus. Kaip matom, sugeneravo panašių greičių, tiesa, ypatingai nežiūrėjau, kaip greitai generuoja Microsoft Copilot ir štai tekstas yra iš tikrųjų labai panašus. Paliksiu šį tekstą, jeigu norite perskaityti, galite sustabdyti video ir perskaityti, jūsų nuomonę, kas manot, kad parašė geriau. Asmeniškai man, kad ir kaip bebūtų keista, labiau patiko Google Gemini parašytas tekstas, nes Microsoft Copilot skamba šiek tiek dirbtinai, o Google Gemini pažvelgė išsamiau į pačią užklausą ir davė mums daugiau, visiškai nemokamai, kadangi naudojame Gemini 2 Flash Experimental modelį, už kurį mokėti nereikia. Sekančių testų norėjau pasižiūrėti, kaip gerai Microsoft Copilot ir Google Gemini analizuoja PDF dokumentus. Tačiau, kadangi šitų modelių ypatingai nenaudoju, taigi, tai mano vos ne pirmoji patirtis, kurią dalinuosi iš karto su jumis, pastebėjau, kad, štai paspaudus pliusiuką, mes galime arba pradėti naują chatą, arba įkelti paveikslėlį. Lygiai tas pats yra su nemokamu Google Gemini. Taigi dėja, šie nemokami modeliai tokios galimybės kaip dokumentų skaitimas ar atpažinimas, analizavimas dėja neturi. Nesu tikras, kaip mokamose versijose, tačiau nemokamas, šiek tiek nuvylė. Šiam testui buvau pasiruošęs vieną iš savo rašytų knygų, kuri gan neblogai parsidavė Amazon KDP. Ten turėjo būti 500 puslapių ir būčiau pateikęs tą knygą analizai, kad surašytų, kas joje rašoma ir padarytų trumpą santrauką. Labai norėjau išbandyti, kadangi Gemini, niekur oficialiai neskelbiama, bet, sklinda gandai, kad Gemini palaiko nuo 1 iki 2 milijonų tokenų langą, kas yra beprotiškai daug, jeigu norim analizuoti kažkokius ypatingai didelius ir sudėtingus dokumentus. Vietoj to, kad analizuoti dokumentus, pabandysim sugeneruoti paveikslėlius. Kaip žinom, Microsoft Copilot naudoja DALL-E iš OpenAI, o Gemini naudoja Imagen 3. Tiesa, kiek bandžiau anksčiau, Europai šis modelis dar neveikia. Todėl išbandysim, nežinau, ar suveiks, ar nesuveiks, pažiūrėkim dabar. Aš įkopijuoju štai tokią užklausą į Copilot ir lygiai tokią pat užklausą į Google Gemini. Labai džiugu, Imagen jau veikia ir Europai. To nežinojau, sužinojau tik dabar, befilmuodamas šį video. Taigi, taip atrodo hiperrealistinis paveikslėlis, vaizduojantis futuristinį Vilniaus miestą naktį. Pasižiūrėkim, kaip pasisekė Microsoft Copilot. Deja, išsididinti paveikslėlio negaliu. Bandysiu tiesiog naujam tabą atidaryti. Ir
Su Imagine dėja turiu tik tai tokį mažą variantą. Na, pabandykim irgi naujam tabui daryti, gal ne. Paveikslėlis yra 4 kartus mažesnis negu generuoja Copilot. Na, nieko negaliu padėti. Ar turim Vilniaus elementų? Nežinau, neturim. Ar čia turim Vilniaus elementų? Gal kažkiek architektūrą, ne? Tai štai kaip šie du modeliai generuoja nemokamus paveikslėlius. Kviečiu jūs irgi pasibandyti ir savo rezultatais galite pasidalinti pono Obolio Facebook puslapyje arba dirbtinio intelekto grupėje, kurią taip pat administruoju aš. Būtų labai įdomu pamatyti, ar pavyko išgauti geresnių rezultatų, negu tai padariau aš. Kągi, kas liečia paveikslėlius, pabandysiu štai dar vieną užklausą ir pasižiūrėsim, kaip pavyks dabar. Nupiešk animuotą sceną, kurioje lietuvių liaudies pasakų herojai susitinka su ateiviais iš kosmoso. Pasižiūrėkim, ar čia mes turim lietuvių liaudies pasakų herojų. Na, asmeniškai neatpažįstu nei vieno. Ar čia turim lietuvių liaudies pasakos herojų? Na, nesu tikras, bent jau iš pirmo žvilgsnio. Tiesa, paveikslėlis, jis nors ir mažos rezoliucijos, bet man asmeniškai labiau patinka Gemini. Copilot tuo tarpu, na, nežinau, man labiau patinka Gemini. Tiesa, Imagine 3, ko gero, protestuosiu šiek tiek daugiau ateities video, nes, na, matau kokybę ir matau, kad tikrai verta testuoti ir verta pasižiūrėti, ištestuoti galimybės užsiprenumeravus Gemini Advanced modelį. Tai jeigu norėsite pamatyti ir šį video, būtinai užsiprenumeruokite pono Obolio kanalą ir ateityje galbūt pasidalinsiu būtent tokio video. Kadangi nei Microsoft Copilot, nei Google Gemini dokumento analizuoti negali, nes elementariai negalima jų įkelti, nusprendžiu šiek tiek pagudrauti ir štai įkelti paveikslėlių statistiką. Tačiau Microsoft Copilot labai nustebino, kadangi JPEG paveikslėlio aš įkelti negaliu. Taigi pabandysiu įkelti tą patį paveikslėlį su Google Gemini ir paklausti, kas šioje statistikoje pavaizduota. Taigi paspaudžiam Submit ir žiūrim greitį ir labai išsami analizė ir netgi pateikia papildomų duomenų. Taigi, na, jeigu jums reikia analizuoti kažkokius dokumentus, galite pasidaryti ekrano nuotraukas ir tokiu būdu įkelti į Google Gemini. Kokį formatą paveikslėlių palaiko Microsoft Copilot, aš nežinau, bet elementarių JPEG jis nepalaiko, todėl fail didžiulis Microsoft Copilot. Dabar šiek tiek pakalbėsim apie integraciją su ekosistemomis. Tiek Microsoft Copilot, tiek Google Gemini puikiai bendrauja su savo ekosistemom. Tai Microsoft būtų Microsoft Office 365, Teams ir panašiai. Google kita vertus su YouTube, su Gmail, su Google Drive ir panašiai. Todėl norėdamas tai protestuoti, štai, užduosiu užklausą, sukurk savaitinį susitikimų grafiką, atsižvelgdamas mano kalendoriaus užimtumą ir prioritetinius projektus. Nesu Microsoft'o prijungęs prie jokių savo kalendorių ar dar kažko, tai pažiūrėsim, ar jis bandys kažkaip gudrauti. Google kita vertus esu prijungęs prie ir Gmail'o, ir YouTube'ės, ir Google Drive, todėl, na, turėtų būti geresni rezultatai, tačiau pabandysim įsitikinti. Na, kaip ir minėjau, Copilot parašė, kad kol kas trūksta prieigos prie tavo kalendoriaus duomenų, tad nesu galinti sukurti tikslaus tvarkaraščio, todėl pabandė interpretuoti, pabandė kažką parašyti, o Google'as atsisakė peržiūrėti kalendorių, nežinau kodėl, gal tai yra prieinama tik tai šitoj Try Gemini Advanced, turiu omeny Advanced versijai, na, kuri yra mokama. Tai, kaip matot, nei vienas šių modelių negali pademonstruoti integracijos su savo ekosistema. Turiu omeny nemokami modeliai to padaryti nesugeba. Pabandykim šiek tiek paprasčiau. Įrašau, kad planuoju kelionę į Kauną, sudaryk man maršrutą su lankytinomis vietomis, restoranais ir viešbučiais pagal mano pomėgius. Tai tiek Microsoft, tiek Google, na, turėtų žinoti mano pomėgius, ypatingai Google, nes, na, jisai viską stebi, viską klauso. Ok, Microsoft Copilot bando apsimesti, arba iš tikrųjų nežino,
daug apie mane, nes aš, nevalgau miltų, todėl man makaronai ir pica visiškai netinkamas dalykas. Taigi padarė tokį basic panelį. Pasižiūrėkim, kaip sekės Google Gemini. Google Gemini šiek tiek išsamiau aprašė viską ir kaip matom kelias dienas, tai įtraukė ir viešbučius ir panašiai. Ir, parinko dalykų, kuriuose nesu buvęs. Tiesa, aš per savo gyvenimą Kaune esu buvęs gal 4-5 kartus, todėl praktiškai niekur nesu buvęs. Google Gemini, man patinka ženkliai labiau, bent jau iš šios paprastos užklausos, bet kaip matom, tai matomai daroma specialiai, kad nemokami modeliai iš tikrųjų neturėtų tokio labai patraukaus funkcionalumo, kaip ir yra su ChatGPT 4o modeliais. Mes galim šiek tiek pačiupinėti, pateikti kelias užklausas, generuoti kelius paveikslėlius, bet visur, kur norim naudoti pilnumoj, deja reikia mokėti. Ne išimtis ir su šiais dviejais modeliais. Nors kažkada Microsoft Copilot, kai tik atsirado ir norėjo pritraukti daugiau vartotojų, jisai buvo labai geras įrankis, dabar, kokybė jo smuko. Kita vertus, Google Gemini kol kas man labai patinka, kaip jis atsakinėja į klausimus, kaip generuoja paveikslėlius, ir tarp šių dviejų, žinoma, rinkčiaus Google Gemini 2.0 Flash Experimental modelį. Dabar kalbant apie kainas, Microsoft Copilot yra visiems prieinama už $20 per mėnesį. Tuo tarpu, kaip matom čia Google Gemini Advanced, mes galime išbandyti 2 mėnesius už pusę kainos, tai yra 10,99 eurų, ir po to mokėsime beveik 22 eurus už kiekvieną mėnesį. Tai yra 2 eurais brangiau negu Microsoft Copilot. Tiesa, jeigu vertinsim, kad pirmi 2 mėnesiai, su 50% nuolaida, tai visumoje, prenumeruojant metam, Google Gemini išeis šiek tiek pigiau. Kaip matom, dar turėjau vieną mažą testuką palyginti, ar Microsoft Copilot ir Google Gemini kalba lietuviškai, bet kaip matom, puikiai kalba lietuviškai. Tai jau nebėra problema, kai buvo pačioj pradžiai, kai, rašydavo su labai daug klaidų. Dabar tiek galim užduoti klausimus, tiek generuoti paveikslėlius, tiek gauti atsakymus gražia lietuvių kalba. Taigi, išvada mano asmeniškai, aš rinkčiausi Google Gemini. Jis daro daugiau, geriau, gražiau ir man asmeniškai patinka ženkliai labiau negu Microsoft Copilot. Ir jeigu dar pridėtumėm galimybę naršyti internete, nors žadėjau nelyginti, bet manau, kad Google ir su naršymu internete susitvarkytų ženkliai geriau. Ką manot jūs? Ar išbandėte abu modelius? Kaip manot, kuris modelis yra geresnis? Parašykit būtinai komentaruose. Jeigu patiko video, paspauskit like, užsiprenumeruokit kanalą ir iki sekančio video. Ate!